Sveiki, čia Tomas Gudėnas iš Doors to the Infinite. Šiandieną papasakosiu apie vieną dalyką, kurį užtenka išlavinti, kad visas gyvenimas būtų sėkmingas. Tas dalykas yra sąmonė. Kas ta sąmonė, labai sunku suprasti, kol nepradedi ją domėtis. O kai pradedi domėtis, viskas pasidaro aišku. Įsivaizduokite, kad jūs gyvenate name ir viskas, ką jūs patiriate, tai vaizdas pro langą. Visas pasaulis, kur jūs patirite savo potyriais, savo jausmais, pojūčiais, lytėjimu, rega, klausa, visa informacija ateinanti pro jūsų langą, tai jūsų gyvenimo patirtis. Tai šiuo atveju langas yra jūsų sąmonė. Jeigu jūsų langelis yra mažas, apsiniaukęs ir neišvalytas, tada jūsų sąmonė yra mažytė ir jūs galite žiūrėti į labai ribotą kiekį patirties. O kai jūs pradedate domėtis įvairiom praktikom ir įvairiais būdais, kaip išlavinti savo sąmonę, tas langelis pasidaro didesnis, daugiau šviesos gali įeiti į jūsų vidų ir jūs galite matyti daug daugiau, kas vyksta aplinkui. Sąmonė nesiplečia savaime. Sąmonė vystosi, kai žmogus gauna patirtį, kai jisai disciplinuotai tobulina save. Ir be abejo, tai yra dalykas, kuris įtakoja viską, ką jūs darote. Nes kuo labiau išsivysčiusi jūsų sąmonė, tuo didėja jūsų požiūrio laukas ir jūs jau galite susikalbėti su kitais žmonėmis. Nes jeigu, pavyzdžiui, vieno žmogaus langas žiūri į kairę, kito žmogaus langas žiūri į dešinę, jie nemato bendro vaizdo. Ir dėl to jie pykstasi, nes jie galvoja, kad viena tiesa yra svarbesnė už kito žmogaus tiesą. Plečiant savo sąmonę, savo akiratį, žmogus pradeda matyti 360 laipsnių kampų. Ir dėl to jis pradeda suprasti, kodėl ten riejasi, tarkim, demokratai su respublikonais Amerikoje, nes jie tiesiog turi skirtingus langelius, skirtingus požiūrių taškus ir jų sąmonės neturi bendro sąlyčio. Žmonės, kurie praktikuoja, kurie palaipsniui vysto savo tą lango švarumą ir lango žiūrėjimo kampą, jie automatiškai suranda bendrą požiūrio tašką ir jiem daug lengviau viskas gaunasi, nes tie žmonės žino daugiau būdų, kaip pasiekti savo tikslus. Jie turi minčių, kurios palaiko jų judėjimą tikslo link ir jie jaučiasi puikiai. Tai tam, kad lavinti sąmonę, pristatysiu kitą temą kitame pokalbyje apie meditaciją. Ir tai yra vienas galingiausių būdų, kuris padeda išlavinti jūsų sąmonę, padaryti ją skaidresnę, labiau sugebančią priimti informaciją, ją apdoroti ir išreikšti ją įvairiais būdais. O kol kas būkite laimingi, būkite sąmoningi, stebėkite save, ieškokite būdų, kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę ir susitiksime greitai. Iki viso.